Kas nutinka, kai šildymas ar kondicionavimas yra paliekamas paskutiniai stadijai? Kada šildymas, kondicionavimas yra atidamas paskutiniai stadijai, tai reiškia, mes jau galime pažeisti dizainą, gali būti netgi pats montavimas įrangos, gali jau būti sudėtingesnis, reiškia, kad kažko tai gal nepadarys įranga jau tuo atveju, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie kondicionierių, tai plus mažiau gal alternatyvų montavimo arba įrangos pasirinkimo jau mes turėsime, jeigu jau įrengtose patalpose mes montuojam. Aišku, visą šitą reikia derinti pradžiai, kada mes eina ir dizainas, ir statyba, ir architektūra, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai toj stadijoje yra geriausia apgalvoti šitos dalykus ir nuspręsti, kaip atrodys visa šildymo arba įrenginiai, kur jie stovės, kaip jie atrodys, kokią funkciją jie atliks. Tai visą laiką statybų pradžioje ir projektuoti ir numatyti vietas yra pats geriausias dalykas tiek dizaino atžvilgių, tiek mikroklimato atžvilgių, tiek pačios įrangos parinkimo atžvilgių. Tai reiškia, kad jūs ir sutaupysite, ir ekonomiškiau bus, ir geresnį įrangą turėsite, ir tyliau dirbs, ir vietos bus geresnės, ir aišku, montavimas bus geresnis.